Geriau būti apytiksliai teisiu, nei labai tiksliai klysti. Šios frazės autorystė priskiriama žymiam ekonomistui Johnui Maynardui Keynesui. Ir visi suprantame, kad ateities tiksliai nuspėti neįmanoma. Žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Tai kodėl tiek daug vadovų ir verslininkų šį faktą ignoruoja? Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, ir vėl jūsų ausinėse šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 147 tinklalaidės epizodo. Taigi pakalbėkime apie ateitį ir jos spėjimus. Juk vienas iš labai svarbių bet kurio vadovo darbų yra tam tikras ateities spėjimas, numatymas ir pasiruošimas tai ateičiai. Juk nuo to, kokios ateities tikimės, priklauso planuojami veiksmai, tai yra investicijos ir kiti pasiruošimas tai ateičiai. Žinoma, ateities spėjimas skamba labai profaniškai, nemoksliškai ir versle dažniausiai naudojamas ne toks terminas nuspėti ateitį, o naudojamas terminas prognozės. Arba angliškai forecast. Dar kartais vietoj prognozių vadinasi planavimas ar panašiai. Ir jeigu pasižiūrėt, daugelį organizacijų tai ateities spėjimui, tam planavimui, prognozavimui, forecastinimui skiriama labai daug pastangų. Svarbiausiai stengiamasi turėti labai tikslias prognozes ir praėjus tam tikram periodui vertinama, kaip mums tiksliai pasisekė nuspėti tą ateitį. Ir kodėl visi taip nori, ar dauguma, galbūt ne visi, bet dauguma taip nori to tikslaus ateities vaizdo. Ir tas tikslumo siekimas yra užprogramuotas žmonių netgi biologijoje. Tai yra biologinis refleksas, nes istoriškai taip susiklostė, kad bet koks neapibrėžtumas, neaiškumas, tai yra pavojus. Ir susidūrus su neaiškia situacija, žmogaus smegenyse aktyvuojasi tam tikra smegenų dalis, kuri vadinasi amigdala. Tokia nedidelė migdolo formos smegenų dalis, jinai giliai smegenyse. Jinai atsakinga už įvairias funkcijas, tačiau viena iš tų funkcijų yra emocijos, ypač tokie jausmai kaip baimė, nerimas, pyktis ar malonumas. Ir būtent šitos smegenų dalies dėka pas žmogų ar ir kitus gyvus organizmus yra tas pavojaus pojūtis ir ypač ta reakcija, kad kai yra pavojus, įsijungia tas bėk arba kovok veiksmas. Ir kai žmogus susiduria su tam tikra neapibrėžta situacija, kai yra neaišku, tai smegenyse išsiskiria kortizolis, adrenalinas, bet to smegenim reikia apdoroti pakankamai daugiau informacijos, jos visą laiką budi, stebi ar iš to neapibrėžtumo, iš to neaiškumo neiššoks koks pavojus ir taip toliau. Ir būtent tas budėjimo ir neapibrėžtumo režimas verčia smegenis sudeginti daug daugiau energijos. O kaip jau kalbėjomės ankstesniuose epizoduose, žmogaus organizmas labai taupo energiją. Taip kad bet koks neapibrėžtumas yra nenatūrali būsena ir žmonės stengiasi turėti tą
aiškę konkrečią ateitį. Tikriausiai nekart esate girdėję ir komentarus įvairiose diskusijose ar pokalbėse, kad man reikia konkretumo dėl ateities. Ir norėdami turėti tam tikrą konkretumą ateityje, žmonės iš tikrųjų daro kartais visiškai kvailus dalykus. Kiek pažiūrėkit, žmonės moka už tiem ateities spėjikam, už horoskopus, už būrimus kortomis ir panašiai. Aišku, ne visi tie ateities spėjikai yra tokie jau aiškus šarlatanai, kurie dirba ten kokiuose nors neaiškiuose pusrūsiuose ir naudoja pusiau mistinius įrankius, tokius kaip krištoliniai rutuliai, stebuklingos kortos ar dar kažką. Kai kurie ateities spėjikai atrodo ganėtinai solidžiai, jie dėvi gerus kostiumus, atstovauja labai rimtas organizacijas, kalba per televizijas, skaito pranešimus konferencijose, kartais net vadina save kokio nors švediško banko vyro ekonomistais ar panašiai. Tik kad tų ateities spėjikų prognozių tikslumas nelabai skiriasi nuo gero astrologo prognozių. Taip, juk yra tas juokelis, kad geras banko ekonomistas rytoj galės paaiškinti, kodėl šiandien neįvyko tai, ką jisai planavo, kad turi įvykti vakar. Beje, apie prognozių tikslumus aš jau kalbėjau ir 93 epizode, kuris vadinosi Gal Dievas ir juokiasi, bet planuoti reikia. Tai mes turim suprasti, kad tikslių prognozių ar ateities spėjimų negali būti. Nors dabar atsiranda nemažai tų kalbėtojų, kurie sako, kad dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų pagalba mes jau galėsime tiksliai numatyti ateitį. Tiksliai žinosime būsime paklausą ar oro prognozę už kelių mėnesių į priekį. Taip pat tiksliai nuspėsime, kiek laiko užtruks atlikti vieną ar kitą kūrybinę užduotį. Tačiau mes turim suprasti pačią prigimtį prognozės, kad nepaisant to, ką kažkas ten bežadėtų, tikslių prognozių nebus. Prognozės visada yra netikslios. Taip, su geresniais įrankiais ir turėdami daugiau istorinių duomenų, mūsų paklaida prognozavimo gali būti mažesnė. Bet mes niekada neturėsime tikslios prognozės. Beje, jeigu jūs turite tikslę prognozę ir jinai labai dažnai išsipildo, tokiu atveju tai nereiškia, kad prognozavimo mechanizmas yra geras. Tai labiau tikėtina, kad kažkas su įvykdymu yra negerai arba jau kažkokia vyksta schema. Nes paimkim paprastą situaciją. Tarkim, jūs metate monetą. Herbas ar moneta iškris, taip? Tačiau kokį sprendimo prognozavimo metodą mes benaudotumėm, jis vis tiek nepataikys 100%, kada kas iškris. O jeigu pataikymas bus labai aukštas, tai tikrai galite būti garantuoti, kad ne prognozė teisinga, o kad arba moneta yra patobulinta, arba pats mėtytojas jau yra koks nors išsitreniravęs ir meta taip, kad visada vienodai nukristų, arba prognozė įvyksta jau po metimo. Jau nekalbant apie tai, kad net kokius mes istorinius duomenis beturėtumėm, mes tam tikrų dalykų, kurie yra labai mažai tikėtini, bet gali turėti didelę įtaką, mes išvis negalim suprognozuoti. Toks labai žinomas verslo ir ypač rizikos filosofas Nasimas Talebas yra net parašęs apie tai knygą, kuri vadinasi Juodosios gulbės efektas. Tai yra apie tai, kad taip, tų juodųjų gulbių yra labai labai mažai. Jų tikimybė yra labai maža, bet nereiškia, kad jinai yra nulinė. Ir tas juodosios gulbės
efektai tai yra tai, kas turi labai mažą tikimybę atsitikti, bet gali turėti labai didelę įtaką. Na, tai kaip pavyzdys, kokia nors pandemija, na, ar vienoks ar kitoks, pavyzdžiui, lokalus karas, ar kažkokia lokali, bet didelę įtaką turinti katastrofa. Bet net nereikia tų juodųjų gulbių, bet užtenka pačio natūralaus svyravimo, nes netgi kasdienybė nėra tiksliai nuspėjama. Mūsų nuotaika kartais keičiasi, kažką mes galim sutikti pakeliui eidami kokį pažįstamą su juo pasišnekėti ir tai jau įtakos, trukmę, kiek mums užtrunka nueiti nuo namų iki darbo ar kitą dalyką padaryti. Beje, apribojimų teorijoje neapibrėžtumas, tas būsimų prognozių netikslumas yra traktuojamas kaip verslo kaip apskritai realybės duotybė. Aš nekartą savo epizoduose esu minėjęs tą VUCA trumpinį, tai yra volatility, uncertainty, complexity ir ambiguity, tai vėlgi terminas atėjęs iš karinės aplinkos, bet apie tai, kad tas neapibrėžtumas, svyravimai, jie yra visiškai natūralūs ir mes niekada tiksliai nenuspėsime ateities, dėl to mes turim priimti tą neapibrėžtumą ir prie jo prisitaikyti. Beje, apribojimų teorijos kūrėjas daktaras Elijahu Goldratas dažnai mėgdavo pasakot ir referuoti į chaoso teoriją, kurią geriausiai iliustruoja tas vadinamasis drugelio efektas, kad kas galėtų paneigti, kad vien tik todėl, kad kažkoks drugelis, kur nors Pietų Afrikos valstybėje ar Pietų Amerikos žemyne, tik todėl, kad jisai suplasnojo 2 kartus, o ne 3 kartus, kad būtent tai netapo rimto uragano priežastimi, kad tas uraganas atėjo į Šiaurės Ameriką ir Europą. Tačiau, kalbant apie tas prognozių netikslumus, vis dėlto mes turime ir pasidžiaugti, kad gera žinia yra tai, kad ateities tiksliai nuspėti negalime, tačiau daugelis reiškinių vis dėlto elgiasi pagal tam tikras tendencijas ir tam tikras taisyklės ir mes galime nusimatyti kryptį. Pavyzdžiui, mes žinome, kad žiemą Lietuvoje yra šalčiau negu vasarą. Ir planuodami tą ateitį, mes galbūt tiksliai negalime dabar pasakyti, kokia bus temperatūra Lietuvoje birželio mėnesį, bet mes galime įsivertinti tam tikrą paklaidą, tai yra tam tikrą intervalą, kuriame tikėtina bus ta temperatūra. Ir būtent čia yra didžiausia daugelio prognozuotojų klaida, ypač kai mes prognozuojam vienokius ar kitokius ateities veiksmus versle, biudžetus, išlaidas, projekto trukmes ar panašiai, mes visada remiamės vienu skaičium, o ne intervalais. Kodėl? Nes intervalas turi tam tikrą neapibrėžtumą, lyg ir kuria tą nekontroliuojamumo veiksmą ir taip pat mes jau kalbėjom apie tą psichologinį poveikį, kai yra tam tikras neapibrėžtumas, tai sukelia diskomforto jausmą. Bet vis tiek mes turim prognozuoti ir planuoti tam tikruose intervaluose ir vertinti tą intervalą. Ir būtent kai mes kalbam apie tikslesnės prognozes, mes kalbame apie mažesnę galimą paklaidą, tačiau niekada negalim šnekėti apie tikslę prognozę, tai yra kaip paklaidos nebus. Vėlgi grįžtant prie oro prognozės, taip mes žinom, kad birželio mėnesį labai tikėtina, kad oro temperatūra vidutiniai istoriškai mes galim pasižiūrėti ir matyt bus kokie 17-18 laipsnių, tačiau galimas išsibarstymas gali būti nuo 10 laipsnių iki galbūt 25 laipsnių. Beje, kuo arčiau prognozuojamasis periodas, tuo ta paklaida yra mažesnė, tuo mūsų intervalas, prognozės intervalas yra mažesnis. Bet jeigu mes suprantam, kad prognozuotis reikia ne vienu skaičium, o žiūrėti intervalą, dėl to mes vertindami, ar mūsų prognozuojamas
ateitis, ar mūsų prognozės buvo teisingos, jau kai pasiekėm tą ateitį, mes turim žiūrėti ne apie tai, ar pasiekėm tikslų, vienokį ar kitokį temperatūrą tiksliai atspėjom, bet ar mes pataikėme į intervalą. Ir jeigu mes pataikėme į tą intervalą, vadinasi, mūsų prognozės buvo pakankamai geros. Na gerai, prognozių tikslių nebūna. Na tai koks skirtumas, prie ko čia verslas ar panašiai, tikriausiai ne vienas iš jūsų pagalvojat. Tačiau mes turim suprasti, kad tas siekis turėti tikslės prognozes ir iš vadovo ateinantis tas spaudimas dėl prognozių tikslumo labai smarkiai įtakoja žmonių elgseną ir organizacijų rezultatus. Juk ne kartą mano minėta frazė pasakyk, kaip mane matuosi, aš pasakysiu, kaip aš elgsiuosi. Ir jeigu mane matuoji pagal tai ar vertini, kokios buvo mano tikslios prognozės, ir tu nori, kad aš turėčiau tiksles vieno skaičiaus prognozės, natūralu, kad aš galiu pasikoreguoti ir prisitaikyti. Tai yra prognozuoti šiek tiek mažiau su tam tikrų rezervų ir jeigu situacija atitiks geresnė, aš tą rezervą tiesiog iššvaistysiu. Ir kaip būtent tokia elgsena ir tas tikslumo siekimas neigiamai, labai reikšmingai neigiamai įtakoja organizacijų ir ypač verslų rezultatus, aš pakalbėsiu kituose epizoduose, o šiandien apibendrindamas ir užbaigdamas noriu pabrėžti labai paprastą dalyką. Tikslių prognozių nebūna. Mes visuomet turime vertinti tendenciją ir galimą intervalą. Ir jeigu mes pataikėm į tą intervalą, yra gerai. Ir nebauskim nei savęs, nei savo darbuotojų, jeigu jie nepadarė labai tikslios prognozės. Tai yra, jų vienas skaičius nebuvo toks, kokia buvo realybė. Na, o šiandien tiek ir iki kitų susigirdėjimų. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!